Šis ir aplinkiniai namai stipriai nukentėjo nuo karo ir gaisrų. Istorikai mano, kad pirmąjį kartą pastatas buvo nusiaubtas ir degė pirmosios Vilniaus okupacijos metu, kai 1655 metais miestą užėmė Maskvėnų kariuomenė. Jis nukentėjo ir per didžiuosius Vilniaus gaisrus 18 amžiaus vidury. Po to turėjau kibti į darbus ir viską nuo pirmo aukšto atstatyti. Pavyzdžiui, štai čia tau po dešinę. Matai salės užrašų Švedijos namai. Čia 18 amžiuje nusiaubus gaisrams atstatinėjau viską baroko stiliumi. Kaip matote, šį kambarį puošia arkinės lubos, ištapytos augalų motyvų freskomis. Jeigu pasidairysi atidžiau, pamatysi išlikusius man tapytų freskų fragmentus. Kaip mano laikais buvo įprasta, aš čia su šeima ir gyvenau. Prie gatvės buvau įkūręs krautuvę, o čia svetainę, kurios kampe ruseno židinys.